Hello. Good morning. Labas rytas. Mes turėjom parodyti, kad mums atnešė kažkokio vaišių pusryčiams. Einam pažiūrėti. Dieve, kaip cute. O kas maišiukė? Būtų tobula. Ir tada pažiūrėjau, kad labai didelės tos avietės ir čia bandau parodyti jums dydį. Tai, tikrai, aš tokių nematęs. Buvau, atrodo, kaip labai didelės gervagės dydžio. O gervagės pačios tai normalios, viskas ten ok. Ragausim sardinas. O, bliamba, kaip čia nevaikiškas protas. Duonas turim išsiplėšti reikia. Ragausim, kaip sakoma. Pasakysiu tai, protai man patinka, kai būna mažiukai. Kai būna dideli, jau jie būna negerai. Kvapas iš proto. Iš proto, ne? Galiu puostyt? Jo, prašau. Iš proto. Čia du tiesiog tokie iš protai? Jo. Iš karto bulkos kast reikia. Visai nieko? Labai skanų iš proto. Rimtai? Net duonas nesikamėrai. Iš protų gerai. Kvepia skaniai. Skanu iš protas, ane? Labai skanus protas. Nu va, pėskučių normaliai. Grėsmingesnė diena. Mes čia prie vandenyno. Vėl atvarėm biškį į kitą vietą. Ir čia karočią radom, kaip suprantu, upė subėga. Nesurus vanduo? Ne? Bet tai dėl to, kad jis bėga į vandenį. Ar mes einam į ten? Paeinam biškį. Ir tada čia pradėjom nešioti akmenis, nes norėjom nusikelti į tą kitą pusę ir eiti iki tų tolesnių uolų. Bet šitas vandens gravelis neleido čia praeiti ir čia atrodo, kad gal būtų paprasta, bet realiai neįmanoma. Dabar nešam akmenis ir bandom pasidaryti savo taką. Užpylė viską. Čia jau grįžtam į mašiną. Naktį palikai mane prie beržo, rankom surištom. Mėnulio šviesoj palaimingai skęstu, laukdamas dienos. Naktį palikai mane prie beržo. Šalta čia? Šalta. Mėnulio šviesoj palaimingai skęstu, laukdamas dienos. Reklaminė kampanija Fiat. Galėčiau išgerti visą ežerą, Maišai, taip. skęstų lapuose ir niekas šitam lauke nepasirodo išskyrus kantrus ir bites. Žinau, tai ne mano dalia. Čia laukti, kol svyla oda. Ką reikia geriau. Infinity pool.
Nu, toks tipo. Lemba, bet ledinis vanduo. Pažiūrėk. O, šalta. Šalta? Jo. Žiūrėk, čia hamakai, Bet eik, tu kaip kietai atrodo, mes tiesiog... Supynės. Žiauriai krūtai. Pažiūrėk, matai? Pūkuotos vyšnios kažkokios. Panašios į tas braškės. Čia dalį. Mes dabar ieškom teniso aikštės. Gal reikia su dvirku varyt? Arba jeigu nori, aš galiu nueiti tiesiog paklausti. Nu, gal ar ką pasakysi? Radom. Radom. Bet čia taip pasislėpusiai. Reiks labai man čia stengtis. Man irgi. Nesąmonė, tas tenisas jau dabar atrodo. Nesąmonė? Nu, tai čia labai sunku. Ir dar taip tamsu. Jau į langus. Jau konkurencija įsijungia. Kokie apgaulingi! Fuck. Tokie, kur greitai sustoja. Nu, tu vaikytojo. Tai mes komanda ir priešai. Tai kol kas labai keista, kad jau praėjo kokių 10 minučių ir nejungia. Ojej. Jau kokie 3 arti kameros buvo. Gerai, Hebra, reikia jūs išjungti, nes čia gal šviesos nebus, tai čia prasmės nėra, tik SD kortelę naudoju. Nu, čia kiek įmanoma šviesos. Nelabai, nu va tai jau. Nula pristatyk, kas įvyko. Taip, Marčius triuką rodė. Ne, aš labai stipriai pamušiau, permušiau, jau paim. Bėgau. Užkliuvai už įtempto tinklo dratą. Jo, čia įtempėjo tokį. Nutraukiai dratą. Nutraukiu, bet su tais. Taip, užsidegė lempus. Jo. Ir mes valio. Ir jau labai gerai matys viskas, va šviesu. Ir tada pys išsijungia. Jo. Ir buvo jau įsijungia dar kitas kažkoks kortas ant toliau. Vienu metu įsijungia. Nu, kažką jungia. Kažką jungia, bet čia, žinok, man net spoksuoti neina. Žodžiu, vieną mirksį, vieną biškį dega, žaidžiam kol dega. Varau su Max Aiso, tai čia daug visko, bet... Milda, kaip pažaidėm? Liuks. Liuks. Smagu buvo. Smagu va, jungia šviesą. Jau kažką. Būtų beveik įdomu padėlį, bet nėra šviesų, nėra rakečių. Tai va, gerai. Ačiū, viso gero. Va, Marčius čia draugus susirado. Jisai žino, kad čia maistas yra. Milda, kur keliausi? Vazelino. Vazelino iki mašinos. Atrodo, kad su snowboardu reikia čiuožti. Iki vazelino. Nu, davai, parvežk alaus.